Sveiki! Kai kalba pasisuka apie planą ištikus cheminiai nelaimiai, pandemijai, branduoliniam karui ar apokalipsijai dėl bet kokios, mums galbūt net sunkiai įsivaizduojamos priežasties, pasaulio turtingieji vis dažniau susiplanuoja ne jachtą ir ne kalnuose pasislėpusią vilą. Turtuoliai planuoja ir noriai perka požeminės slėptuves, kuriuose ne tik galima laikinai apsistoti, bet netgi yra numatyta galimybė patogiai gyventi kelerius metus. Tokiuose bunkeriuose yra viskas, nuo gerai apgalvotos apsaugos iki medicinės priežiūros, pramogų ir kitų svarbių detalių. Kol mes tokius bunkerius esame matę nebent fantastiniuose, apokaliptiniuose filmuose, turtuoliams jie yra virtę realybę, kurią įsigyti jie mielai išleidžia milijoninės sumas. Tačiau šiandien laidoje pamatysite, kaipgi atrodo patys brangiausi bunkeriai pasaulyje, kuriuose slėptųsi turtingiausieji. Jei patiks ši laida, nepamirškite prenumeruoti kanalo Maistas smegenims, po šio video paspausti patinka, pakomentuoti ir pasidalinti juos su draugais. O jei turite pageidavimų naujoms laidoms, savo idėjas irgi palikite komentaruose. Survival Kondo projektas Kanzase tai buvusi raketų bazė, kuri buvo paversta požeminiu gyvenamuoju kompleksu ir labai dažnai minima, kai kalba pasisuka apie milijonierių bunkerius. Šaltojo karo įkarštyje, ypač 70-ame dešimtmetyje, JAV statė požeminės bazes branduoliniams raketoms, o po šaltojo karo daugelis tokių bazių tapo nebereikalingos. Verslininkas Laris Halas sugalvojo vieną tokią šachtą nusipirkti ir paversti tikrų tikriausių požeminių daugiabučių. 2008 metais jis nusipirko buvusią raketų bazę už $300 000, nors pati bazė kadaise JAV mokesčių mokėtojams kainavo apie $15 milijonų. Vos per 2 metus ji buvo paversta į 15 aukštų požeminį kompleksą, kuriame gali gyventi iki 75 žmonių. Teigiama, kad tiek žmonių čia galėtų išgyventi net 5 metus, nes požeminis daugiabutis pasižymi ne tik storomis betoninėmis sienomis, atspariomis net ir branduoliniam smūgiui. Jame įrengtos oro ir vandens filtravimo sistemos, hidroponiniai sodai daržovių auginimui, rezerviniai elektros šaltiniai ir, žinoma, numatytos didžiulės maisto bei vandens atsargos. Be to, statant kompleksą apgalvotas net ir gyvensančių žmonių komfortas. Įrengtas medicinos centras, šaudykla su 3 ginklų saugyklomis, parduotuvė, sporto salė, baseinas, pirtis, sauna, kino salė, baras, biblioteka, klasė pamokoms, įstatyti dirbtiniai langai su ekranais rodančiais lauko vaizdus, kad žmonės nesijaustų lyg nuolat sėdintis po žeme, ir net parkas, kuriame galime vedžioti savo augintinius. Taip pat įrengta kalėjimo kamera, valdymo centras, ryšių centras, nedideli butai darbuotojams, ir netgi autonominis ginklas virš bunkerio, turintis apsaugoti nuo įsibrovėlių juos tiesiog šaudant. O pačiuose apartamentuose aukštos kokybės buitinė technika, pilnai įrengti namai su virtuve, autonominė namų sistema ir net 5 metų maisto rezervų. Norint įsigyti vieną iš butų, tektų pakloti milijonus. Maždaug 84 kvadratinių metrų, pusę aukšto užimantis butas kainuoja apie $1,2–1,5 milijono. Maždaug 169 kvadratinių metrų visą aukštą užimantis butas kainuoja apie $2,3–3 milijonus, o 2 aukštų apie 335 kvadratinių metrų ploto penthauso kaina prasideda nuo $4,5 milijono. Beje, ta pati bendrovė siūlo ir individualius kompleksus, kuriuos gali pastatyti kliento žemės sklype pagal individualų užsakymą. Taip pat yra žinoma, kad bendrovė turi dar mažiausiai 2 raketų bazes ir planavo įsigyti dar 4 raketų bazes. Kur kas arčiau Lietuvos, Rozenšteine, Vokietijoje, įkurtas kitas prabangus bunkeris, kurį naujam gyvenimui atgyvino slėptuvių statybos įmonė Vivos Group. Sovietų šaltojo karo laikais iškasta karinė bazė, kuri buvo naudojama kariniai technikai bei šaudmenims laikyti, virto į vieną prabangiausių požeminių slėptuvių pasaulyje. Vivos Europa One yra 120 metrų aukščio kalne ir užima maždaug 30 hektarų teritoriją. Slėptuvėje įrengti 34 apartamentai po 230 kvadratinių metrų. Teigiama, kad apsistojus šiame bunkeryje nebūtų baisus nei branduolinis sprogimas, nei oro atakos, nei kometos atsitrenkimas ar bet kokios kitos viską naikinančios tragedijos.
Bunkeris yra pilnai aprūpintas elektros energija, vandens šaltiniais, kanalizacija, šildymu, ryšių linijomis ir kitais būtinais patogumais bei saugumo garantais. Bendrosiuose zonose yra koplyčia, medicinos centras, o be būtinų aspektų numatyta ir nemažai prabangių dalykų, kurių neišvysite paprastose bunkeriuose. Baseinas, kino teatras, sporto salė, baras. Be to gyvenamąją erdvę įsigiję turtuoliai ją gali įsirengti ir apsistatyti, kaip tik geidžia jų širdis. Oficialiame puslapyje skelbiama, kad privatus 232 kvadratinių metrų apartamentai su komunaliniais įvadais kainuoja 2 milijonus eurų. Ta pati erdvė gali būti išplėsta iki maždaug 465 kvadratinių metrų, jei viduje įrengiamas antras aukštas. O tai yra lengvai įgyvendinama, kadangi lubos yra labai aukštos. Tiems, kas neišgali ar nenori turėti atskirų apartamentų, siūlome vos 9 kvadratinių metrų moduliai. Jie stovi bendroje erdvėje, kurią dalijasi 4 modulių gyventojai. Vienas toks vienvietis modulis kainuoja 35 000 eurų. Be to, ta pati bendrovė Pietų Dakotoje siūlo pigesnę slėptuvės versiją, pavadintą Vivo Six Point. Ji laikoma didžiausia visame pasaulyje išgyvenimo bendruomenės slėptuve, nes susideda net iš 575 karinių bunkerių, kurie iki 1967 buvo naudoti kaip karinės amunicijos saugyklos. Teigiama, kad Vivo Six Point gali priglausti apie 5000 žmonių. Kiekvienas bunkeris yra maždaug 200 kvadratinių metrų ploto ir 4 metrų aukščio ir kainuoja nuo 25 iki 55 tūkstančių dolerių. Tačiau už šią kainą įsigyjama tik visiškai tuščia betoninė erdvė ir įrengimui reikia skirti dar nuo 25 iki 200 tūkstančių dolerių. Kaina priklauso nuo to, kokios prabangos norima. Bendrovė taip pat siūlo vienvietas miegojimo kapsulės bendrame bunkeryje, kuriame stovėtų 24 kapsulės. Viena tokia kapsulė kainuoja 5–7 tūkstančius dolerių. Oppidum buvo reklamuojamas kaip didžiausias ir prabangiausias milijardierių bunkeris pasaulyje. Jis įsikūręs nežinomoje vietoje Čekijoje, tačiau teigiama, kad šis bunkeris apsuptas kalnų ir miškų, o nuo įsibrovėlių yra apsaugotas aukšta tvora, judesio, šilumos ir mikrobangų jutikliais. Bunkerio statybos prasidėjo Šaltojo karo metais, kaip slaptas Sovietų sąjungos ir Čekoslovakijos karinis projektas, tačiau vėliau jį išpirko verslininkai ir nusprendė paversti utopinę požeminę tvirtovę. Oppidum išsiskiria tuo, jog stūkso ne tik po žeme, bet ir virš jos. Visas kompleksas užima apie 30 000 kvadratinių metrų, o požeminė dalis išsidėsčiusi per 2 aukštus. Be to, po žeme yra numatytas ne daugiabutis, o milžiniški 620 kvadratinių metrų apartamentai slėptuvės savininkui ir keli mažesni svečių apartamentai. Kompleksas suprojektuotas taip, kad jame be jokio kontakto su išoriniu pasauliu būtų galima išgyventi iki 10 metų, o vidaus prabanga prilygtų 5 žvaigždučių viešbučiams. Po žeme yra suplanuotas spa centras, vyno rūsys, kino teatras, golfo laukas, biblioteka, didžiulis baseinas, požeminis sodas su specialiu apšvietimu, tiksliai imituojančiu natūralią saulės šviesą, taip pat milžiniškos atsargų bei brangenybių saugyklos. Žinoma, yra ir medicinos centras, kuriame galima sulaukti visokeriopos pagalbos, nuo dantų taisymo iki chirurginių operacijų. Taip pat pagalvota ir apie karinio lygio oro bei vandens filtravimo sistemas, nuosavą palydovinio ryšio sistemą, privačią sraigtasparnių nusileidimo aikštelę virš bunkerio ir kitus svarbius aspektus. Net pačiame bunkeryje yra numatyti vadinamieji panikos kambariai, kuriuose būtų galima pasislėpti, jei dėl kokių nors priežasčių bendroje slėptuvės erdvėje taptų nesaugu. Be to viršuje numatyta prabangi vila, kurioje galima gyventi, o kilus pavojus per mažiau nei minutę nusileisti į požemius, kuriuos uždarius į vidų nepateks jokie pašaliniai. Tiesa, vila ir požeminė slėptuvė bus įrengta tik atsiradus pirkėjui ir jam išsakius savo pageidavimus, o kol kas toje vietoje stovi tik Šaltojo karo metais statytas karinis administracinis pastatas bei apsaugos centras, o po žeme stūkso betoninė bunkerio konstrukcija. Bent jau oficialiai vis dar manoma, kad ši vieta nėra nupirkta, tačiau kadangi idėja sumaniusi įmonė nebeegzistuoja, o tokie pirkimai vyksta slaptai, sunku pasakyti, ar tikrai bunkeris vis dar nėra nupirktas ir įrengtas.
Oficiali Opidum kaina taip pat niekada nebuvo viešai atskleista. Tačiau žinant tai, kad tos pačios įmonės kurti žymiai mažesni ir kuklesni individualūs bunkeriai seniau kainavo nuo $10 milijonų, spėjama, kad Opidum vertė su visų įrengimu viršytų $100 milijonų JAV. Aerie tai tik praėjusių metų pradžioje žiniasklaidoje pristatytas itin prabangių bunkerių tinklo projektas, kuris vertinamas net $300 milijonų JAV suma. Už projektą atsakinga garsi saugumo kompanija Safe savo projektą pristato kaip savotišką elitinį klubą turtuoliams, norintiems turėti garantuotą slėptuvę bet kuriame pasaulio krašte. Turtuolių klubo narių skaičius 625, o vienos narystės kaina, už kurią gaunami vieni požeminiai apartamentai, svyruoja iki $20 milijonų JAV. Teigiama, kad pirmoji tokia požeminė rezidencija duris atvers dar šių metų vasarą, kažkur netoli Vašingtono. O iš viso planuojama pastatyti bunkerius net 50 JAV miestų ir sukurti apie 1000 partnerių taškų visame pasaulyje. Pasak įmonės, jų tikslas – užtikrinti, kad klubo narys būdamas bet kurioje šalyje kilus krizei galėtų rasti saugų prieglobstį. Įdomu dar ir tai, kad šiame klube net ir turtuoliai skirstomi į 4 lygmenis. Teigiama, kad pigiausią narystę dar gali įpirkti vidutiniškai sėkmingas verslininkas, o pačią prabangiausią narystę turės tik atrinktieji, gavę specialius pakvietimus. Kalbant apie pačius bunkerius, priklausomai nuo vietovės, bunkeriai po žeme turės bent po 2 aukštus, o kai kurie net 20 aukštų, kuriuose tilps iki 200 prabangių apartamentų. Kiekviename bunkeryje bus įrengti dirbtinio intelekto valdomi, pilnai autonomiški medicinos centrai, galintys pasiūlyti intensyvią priežiūrą ir svarbiausias medicinines procedūras. Čia turtuoliai netgi džiaugsis robotizuotais masažo salonais, ledo vonių kambariais, skirtais imuninės sistemos stiprinimui, kraujotakai ir streso mažinimui, o intraveninės terapijos kambariuose robotai slaugės parinks ir suleis specialius vitaminų bei maistinių medžiagų kokteilius organizmo energijai palaikyti. Kaip ir kituose jau aptartuose bunkeriuose, turtuoliai galės džiaugtis baseinais, bibliotekomis, kino teatrais ir netgi aukščiausio lygio restoranais. Kadangi giliai po žeme nėra natūralios šviesos, apartamentų sienos turės interaktyvius ekranus, rodančius realistiškus panoraminius vaizdus, sukuriančius iliuziją, jog gyvenama normaliuose viršutinio aukšto apartamentuose. Čia taip pat numatyti hidroponiniai sodai daržovių ir uogų auginimui, vandens ir oro sistemos, specialūs nuo sekimo ir pasiklausimo apsaugoti kambariai. Be jau mano paminėtų bunkerių, pasaulyje neabejotinai yra daugybė kitų, ypač kalbant apie pagal individualius užsakymus sukurtas slėptuves, kurių užsimanė pasaulio turtingiausieji. Pavyzdžiui, DBX Doomsday bunkeris yra itin prabangus bunkeris, kuris Pietų Karolinos valstijoje buvo suprojektuotas pagal privataus kliento norus, kuris troško, kad jo slėptuvė atrodytų kaip prabangus jaukus namai, o ne niūrus požymis. Turtingo kliento pavardė nėra atskleista, bet bunkerio savybės visgi buvo paviešintos. Kompleksas užima apie 1100 kvadratinių metrų plotą, giliai po žeme. Jis suprojektuotas taip, kad bunkeryje komfortiškai galėtų išgyventi iki 10 žmonių bent 1 metus. Bunkerį sudaro ilgos modulinės arkos, kurios geriausiai paskirsto svorį ir atlaiko net ir tiesioginius bombų smūgius. Pačiame slėptuvės centre įrengtas didžiulis hidroponinis sodas su specialiu apšvietimu. Bunkeryje taip pat yra sporto klubas, kino teatras su baru, baseinas, žaidimų kambarys, šaudykla, nedidelė operacinė su visais reikalingiausiais vaistais, privatus biuras. Visi kambariai turi asmeninius vonios kambarius su marmuro apdaila bei saunomis. Prieš patenkant į gyvenamąsias erdves, gyventojams tektų praeiti specialų kambarį su oro ir šlapio dušo sistemomis, kurios pilnai sterilizuoja žmogų, kaip kokiose virusologijos centruose. Žinoma, čia apgalvota ir apie energijos gaminimą, oro bei vandens filtravimą ir maisto atsargas. Deja, viešai šio bunkerio kaina nebuvo paskelbta, kaip dažnai ir nutinka su pagal individualius užsakymus parengtais projektais. O kai kalbama apie konkrečias pavardes, tikriausiai labiausiai žiniasklaidoje nuskambėjusi slėptuvė priklauso Facebooko steigėjui, Meta įkūrėjui Markui Zuckerbergui.
Nors iš pradžių buvo manyta, kad milijardierius Havajuose tiesiog statosi prabangę rezidenciją, vėliau įla išlindo iš maišo ir paaiškėjo, kad po kompleksu statoma didžiulė požeminė tvirtovė. Manoma, kad tai yra vienas brangiausių ir didžiausių privačių statybų projektų pasaulyje. Mat pačio projekto statybos įvertintos maždaug $100 milijonų, o įskaičiavus nupirktą žemę, kaina išsipučia iki maždaug $270–300 milijonų. Projektą apima 2 dideli centriniai dvarai, kurių bendras plotas prilygsta futbolo aikštei. Taip pat yra sporto salė, baseinai, sauna, teniso kortai, svečių namai ir taip toliau. Ir panašu, kad projektas su laiku vis plečiamas, nes Zuckerbergas vis perka žemę ir tęsia statybas. O pats po kompleksu esantis bunkeris yra maždaug 465 kvadratinių metrų ploto. Deja, apie jį yra žinoma labai nedaug, nes viskas slepiama po 9 užraktais. Žinoma tik tiek, kad bunkeryje numatytos gyvenamosios patalpos, tuneliai jungiantis pagrindinius pastatus virš žemės, autonominės elektros, oro, vandens sistemos, taip pat reikalingos atsargos. Pats Zuckerbergas bandė aiškinti, kad tai yra tik nedidelis prieglobstis, menka slėptuvė nuo uraganų ar tiesiog rūsys. Jis tvirtino, kad visa istorija apie milžinišką prabangų bunkerį yra pernelyg išpūsta. Tačiau įdomu tai, jog projektas yra baisiai slaptas ir visi darbininkai pasirašo griežtas sutartis, pagal kurias negali niekam nieko pasakoti. Net ir skirtingos brigados negali kalbėtis tarpusavyje, o tokių taisyklių nesilaikantis darbininkai yra iš karto atleidžiami. Be to, teritorija yra stebima kameromis ir aplink ją patruliuoja apsauginiai. Įvairūs gandai ir užuominės apie pasiruošimą apokalipsei jau ne vienerius metus sklando ir kalbant apie kitus turtuolius. Dažnai minimi tokie asmenys kaip Elonas Muskas, Billas Gatesas, Steve'as Huffmanas, Samas Altmanas, Jeffas Bezosas ir kiti. O vienas iš LinkedIn kūrėjų, Reidas Hoffmanas, yra viešai tikinęs, kad mažiausiai pusė jo kolegų milijardierių turi slėptuves. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko laida, paspauskite patinka, pakomentuokite ir pasidalinkite video su draugais. Taip pat nepamirškite prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, jei norite nepraleisti naujų laidų. Iki!